Sveiki, esu Miglė Jankauskė. Visi norime gražiai, švariai gyventi, ne tik savo patalpose, bet ir bendro naudojimo patalpose. Pastato administratorius ne tik teikia einamąsias paslaugas tokias kaip inžinerinių įrenginių bei kitų konstrukcijų priežiūra, bet puoselėja papildomai aplinką bei vidų. Taigi pakalbėkime apie tą administravimo paketą, kas į jį įeina. Visų pirma, kokybės užtikrinimas, pastato ilgamžiškumas, vertės išsaugojimas, išpuoselėta aplinka, gerbūvio priežiūra, laiptinės valymas, sniego valymas, žiemos metu, vasaros metu lapų rinkimas, žolės pjovimas, gėlynų ravėjimas. Taip pat turime ir laiptinės valymą, papildomai galima būtų pridėti ir kilimėlius laiptinėse. Taip pat požeminių aikštelių, sausas valymas, šlapias valymas. Viso to vertė, jeigu apie 40 kvadratų jūsų butas, tai būtų apie 30 eurų. Papildomos paslaugos, kurios neįeina, bet tikrai gyventojams yra rekomenduojamas, tai yra langų plovimas, fasado plovimas, rekuperatoriaus grotelių valymas. Tikrai prižiūrėti tuos pastatus, lygiai taip pat ir gerbūvius, kad įėję suprastumėm, kad aš čia tikrai noriu gyventi, man čia patinka, aš jaučiuosi čia gerai, nes irgi kalbuosi su kolegom, kurie ieško nuomininkų, butas prižiūrėtas, generalinis valymas atliktas, bet įeina į laiptinę, užsideda blokas. Nenoriu, nepirksiu, neįdomu, nors atrodo bute tikrai gražu. Lygiai taip pat išėjus į lauką, čia žolė nenupjauta, lapų pilna mėtosi, neravėta, gėlės nežydi, fasadas trupa. Aš ką ir noriu pabrėžti, kad svarbiausia visuma, ne tik kaip pats tavo butas atrodo, bet visa visuma. Ką norėčiau dar pabrėžti, tai iš tikrųjų, kad mes perkam akim, todėl mums tikrai labai svarbu, kaip viskas tai atrodo, kaip susideda. Kad ir tam palyginimui galim pakalbėti apie sovietmečių tuos senuosius daugiabučius, kurie gerai nebuvo prižiūrimi. Kuo skiriasi dabartiniai prižiūrėti, kaip sakyti, daugiabučiai, tai yra veikiantis liftai, švarios, blizgančios laiptinės, kvepiančios, išvalyti kiemai nuo sniegų, žolė nupjauta ir prižiūrėta. Tikrai esame susidūrę su daugiabučiu po 5 metų, kur jau ir pati mediena yra patamsėjusi ir tikrai pats fasadas papilkėjęs. Jiem tikrai rekomenduojama atlikti fasado plovimo darbus, dėl kurių pats pastatas pagyvėja, nes mes, kaip ir kalbėjom, žmonės tikrai įsigyja akim. Lygiai taip pat irgi rekomendacijos būtų atlikti tuos generalinius laiptinių valymus, kad įėjęs žmogus pajaustų, kad čia yra jo vieta. Dauguma klientų tiesiog vadovaujasi įkainiais, jie pamato mažesnį įkainį ir galvoja, dabar mes tikrai viską gausim, pasimsim, mokėsim mažiau ir, kaip sakyt, bus išpuoselėta aplinka ir viskas sutvarkyta. Deja, tikrai galėčiau patikinti, kad taip nėra. Tikrai reikia žiūrėti į visas dedamąsias dalis, o ne tik į tą pradinį įkainį, tą vieną kainą, bet reikia itin gerai išstudijuoti sutartį, kokios yra tos dedamosios dalys, kas konkrečiai įeina ir ką jūs už tai gaunate. Dar tikrai norėčiau pridurti apie tai, kad daugiabučiuose namuose papildomai yra visos vaikų žaidimo aikštelės, šunų vedžiojimo erdvė, ta prasme, tai jas irgi mes puoselėjam, prižiūrim, atnaujinam ir tas guminės dangas, ir yra skiriami valymai. Tai vėlgi prisiminkime, kai įsigijame nuosavą namą. Mes važiuojame į parduotuvę, perkam gėles, perkam žemes, kažkaip šiuo momentu nelabai įsivertinam, kiekgi mums viskas kainuoja, nes tiesiog perkame savo ir apie tai negalvojam. Bet kai mes gyvenam daugiabutį, taip mums ateina lapelis, mes turime už tai susimokėti, bet mes lygiai taip pat gaunam tą priežiūrą, gerbūvis išpuoselėtas, gėlynai žydi, viskas gražu ir akiai net gera. Taip kad iš tikrųjų reikėtų šitoje vietoje labai įsivertinti kainą. Visi mes esam žmonės, suprantam, kad norisi investuoti mažiau, bet tikrai reikia nepamiršti kokybės, susimastyti šitoje vietoje ir investuoti. Tikrai labai gera yra sugrįžti į gražius namus. Linkiu visiems pagalvoti apie tai, kad namai kažkada vis tiek turės būti parduoti ir sėkmingai juos investuoti.